Sveiki bičiuliai. Štai dar vienas trumpas reportažas, tiksliau patarimas, kaip galima sutaupyti svorio ir vietos. Aišku, šiek tiek ekstremaliai nuskambės, bet yra tikrai tarp mūsų žmonių, kurie tikrai skaičiuoja kiekvieną gramą. Ir štai toks variantas tikrai turėtų būti įdomus. Taigi, čia turiu pieno, kefyro ar tai sulčių pakelį, tetrapako pakelį. Tai yra kvadratinis, nestačiakampis pakelis. Iš jo aš darysiu puodelį. Atrodo, kad tai šiukšlė, bet iš tikrųjų, jeigu skaičiuojant gramus, tai tikrai vertas pamąstymo patarimas. Gražiai atsipjaunu daugmaž būsimo puodelio dydį. Gal puodeliu tai ir neteisinga vadinti, bet iš esmės tai yra kaip ir puodelis. Ką toliau darau? Toliau bandau jį sulankstyti. Ogi lankstymas turėtų būti paprastas. Pradžioj viršų ties viduriu spaudžiam štai šitaip. Tada susilenkia gražiai kraštai. Pabiškai važiuojam apačion. Bandom, kad jisai mums nesuplyštų. Vieną galą, pabiškai kitą galą. Štai, beveik pavyko. Taigi turime tokį susilankstantį iš šiukšlės pagamintą puodelį. Užima, kaip matote, tikrai labai nedaug, bet kada miške galime išsilankstyti ir vieną ar du žygius, nors ir vieną žygį, jisai atitarnaus. Kitam žygiui galim pasidaryti naują. Ir dabar pažiūrim, kiek toks dalykas sveria. Taigi štai graminės svarstyklės ir pasižiūrim, kągi mums rašo. Ok, 12,9 gramų. Taigi turime 12,9 gramų. Kai tuo atveju štai švediška plastmasinė kukša sveria 47 gramus. Tai patys matot skirtumą. Kaip ir sakiau, vieną žygį atlaikys, o po to pasidarysime kitą. O taip pat išsiėmę užsukamą šiuo atveju tokio pakelio kamštelį, pasidarysime dar vieną užsukamo maišelio kamštį.